Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir noriu parodyti, kągi planuoju veikti rugsėjį. Šiandien yra rugsėjo 2 diena, tai labai greitai nusifilmuojam, ką veikiam ir bėgam siuvinėti. Tai ką tikrai siuvinėsiu, tai yra mano Longdog sampleris Pandemic. Taip pat siuvinėsiu Marijos Brovko saulėgrąžas. Tęsiu Abris Art skėtį. Vdachnovienie firmos štai šitą drugelį. Padėsiu čia, kad geriau matytųsi. Ir tikrai tęsiu nykštuką. O toliau žiūrėsim. Tai tiek apie mano rugsėjo pirminius planus. Aš einu siuvinėti, susitiksim kitam įsijungime. Sveikinuosi su jumis rugsėjo 13 dieną ir noriu parodyti šiokius bei tokius savo procesus. Keletą pabaigtukų, kadangi juos reikės padovanoti, ir pirkinukus. Tai kadangi reikia perkelti lankelį, tai noriu parodyti, kaip pajudėjo mano pagal Marijos Brovko schemą siuvinėjamos saulėgrąžos. Tai štai tiek yra dabar. Čia yra beveik 48% darbo ir jau reikia perkelti lankelį, nes darosi nepatogu siuvinėti, o ir tikiuosi, kad perkelus lankelį tilps visas kitas vaizdas jau. Planuoju šitą saulėgrąžas pabaigti per šitą mėnesį. Tai tiek. Du mano pabaigtukai, kurie šiandien iškeliaus kolegijai dovanų, tai yra štai tokie 2 knygų skirtukai. Vienas su Ramūne apipavidalintas veltiniu, kitas štai toks dvipusis katinas. Tai viena pusė štai toks pilkas katinėlis, o kita štai toks juodas. Na ir dar vienas mano jau ir pirkinukas, ir pabaigtukas, tai yra vakarykštis darbelis, tai štai toks Wonderland Crafts rinkinukas, dvipusis, jau pilnai apipavidalintas, galima naudoti. Tai tiek apie jį. Kiti pirkinukai. Na, kadangi pradėjau nuo Wonderland Crafts, jais ir pratęsiu. Šį kartą iš Wonderland Crafts pirkau gana daug rinkinių. Tai pirmi 2 yra štai tokie vaisiai, uogos, štai tokie kriaušiai ir štai tokios vynuogės. Siuvinėjami ant akrilinio paruoštuko siūlais. Jie dvipusiai ir tai yra magnetukai ant šaldytuvo, bet pas mane jie bus skirti kitam dalykui. Dar nusipirkau štai tokias žuvytės. Jos siuvinėjamas ant akrilinio paruoštuko karoliukais. Štai įvairaus dydžio ir didesniais ir mažesniais. Be abejo, drugelis siuvinėjamas ant medinio paruoštuko. Na ir štai toks kalėdinis žaisliukas. Siuvinėjamas ir ant medžio, ir ant plastiko, po to susiuvamas, viduj ten priberta blizgučių. Na ir krūva apyrankių. Jau rodžiau jums dalį išsiuvinėtų, tai dabar parodysiu, ką dar nusipirkau. Tai štai tokia mėlyna apyrankė. Štai tokia raudona apyrankė. Turėtų būti labai graži. Štai tokia rudai žalia. Štai tokia jau siuvinėjau, bet padovanojau seseriai, noriu sau, tai nusipirkau dar vieną.
štai tokia. Ir štai tokia siuvinėjama siūlais. Anos visas siuvinėjamas karoliukais, o šitas siuvinėjamas siūlais. Dar nusipirkau iš Wonderland Crafts štai tokį paso dėklą siuvinėjamą. Jame nėra schemos, yra tik tai parodyta, kiek kryželių. Įdėtas odinis paruoštukas, pamušalas ir viskas, kad surinkti, bet motyvą reikia susigalvoti pačiam. Galvoju, kad siuvinėsiu karoliukais, tai irgi bus dovana. Dar vienas rinkinukas, ką nusipirkau, tai yra štai toks Fuzelok rinkinys. Taip pat nusipirkau Natalijos Lužanskos arba Suzyrija Jedinarogą naujieną šios vasaros, tai štai tokią bitutę. Joje, kas įdomu, kad bus siuvinėjama štai tokiais pūkuotais siūlais. Tai va, galėsiu išbandyti ukrainiečių gamybos pūkuotus siūlus. Dar nusipirkau štai tokį Bimo rinkinį. Seniai jį žiūriu, vis nepaleidžia, nusprendžiau, kad reikia turėti. Mačiau jį ir siuvinėjimą, labai gražiai gaunasi, tai nusprendžiau, kad noriu. Tai štai tokį. Dar įsigijau štai tokius du Dimensions Gold Collection Petit švyturius. Turiu jau du, šiti du į kolekciją. Serijos papildymui, tai dabar turėsiu visus, galėsiu kažkada pradėti siuvinėti. Ir dar vienas pirkinys, visi šitie pirkiniai buvo iš Melflior, nepaminėjau, Ukrainoje esančios parduotuvės. Tai štai tokia Wonderland Crafts biserio rūšiuoklė, tai yra jų biserio rūšiuoklės konstruktoriai. Tai štai tokiu permatomu dangteliu. Ir jinai yra pas mane 4 aukštų. Aš galiu bet kurį vidurinį iš šitų 3 išimti. Tai va, šitie viduriniai aukštai yra su magnetukais, viršų ir apačioj, dėl to sukimba gerai. Ir jos yra ilgesnės negu mano turimos kvadratinės rūšiuoklės, bet gerokai siauresnės, tai kartais reikia trumpesnės rūšiuoklės, mažesnės rūšiuoklės, tai štai įsigijau tokią. Na ir jau mano paskutinis pirkinys, bet šį kartą iš Etsy, tai yra štai tokia Viktorijos Pachomovo schema. Turiu išsiuvinėjęs panašaus stiliaus, taip pat jos kurtą schemą. Ten buvo rugiagėlio širdis, čia yra, jeigu neklystu, lauko gėlių širdis. Tai įsigijau, galbūt kitais metais siuvinėsiu. Žiūrėsim. Tai tiek šiam kartui, savo įsijungimą šiandien baigiu, susitiksim kitam įsijungime. Sveikinuosi su jumis spalio 3 dieną. Ir norėčiau pasirodyti, kągi pavyko nuveikti per rugsėjį. Tai 3 iš pabaigtų savo darbų neturiu pas save, jie jau yra padovanoti, bet turiu pafilmavusi, kaip tai atrodo, tai įdėsiu filmuotą gabaliuką video pabaigoje. Na ir pradėkime nuo tų darbų, kuriuos turiu pas save. Tai vienas iš tokių yra štai toks nedidelis Wonderland Crafts firmos rinkinys. Ukrainiečių gamintojo, siuvinėjamas siūlais ir karoliukais ant akrilinio paruoštuko, jis yra dvipusis, per abi pusės čia yra 580 kryžiukų, rinkinyje buvo štai šitie karoliukai, čia prancūziškus mazgelius braškiai keičiau į Mill Hill Petit
karoliukus, nes kai kur pasirodė, kad taip tiesiog bus geriau. Tai čia yra vieno vakaro darbelis. Jame iš viso yra, kaip minėjau, 580 kryželių, 7 spalvos ir rinkinyje buvo vienos spalvos karoliukai. Štai tie didesni. Tai toks vieno vakaro darbelis, labai geras, kai reikia kažkokio pabaigtuko sielai. Tai tiek apie jį. Kitas mano pabaigtas darbelis taip pat yra Wonderland Craft rinkinys. Tai štai tokia žuvytė. Jis irgi abipusė, siuvinėjama 9 spalvų karoliukais ant akrilinio paruoštuko permatomų siūlų. Rinkinyje taip pat buvo štai tokia grandinėlė. Surinkau viską taip, kaip buvo parodyta rinkinyje. Tai yra ne vieno vakaro darbelis, gal kokių 2 ar 3. Viso čia yra 1092 karoliukai. Karoliukai man sekasi prisiūti šiek tiek lėčiau negu siuvinėju kryželius, tai dažniausiai tie darbeliai užtrunka ilgiau. Tai štai tokia žuvytė. Dar vienas mano pabaigtas darbas, pradėtas ir pabaigtas rugsėjo mėnesio darbas, tai yra štai toks Fruzelok rinkinys Nuostabus vakaras. Jame yra nemažai, 2241 kryželis, 17 spalvų ir 3 blendai iš jų. Siuvinėjau jį kelionėje, pradėjau teisingiau kelionėje, pabaigiau namuose, labai smagiai, nes pakankamai logiškas perėjimas šitų visų spalvų iš vienos į kitą. Vienu žodžiu, labai smagus darbelis, kaip nekeista, netgi sutvarkyta antroji pusė. Tai štai toks. Na ir jau tradicija tapęs mano hands-on design kalendorius, tai yra rugsėjo mėnesio motyvas, štai toks, siuvinėtas ant 32 kaunto tamsiai pilkos spalvos Zweigart lino, jame yra 988 kryželiai ir 6 spalvos siūliukų. Tai tiek apie mano pabaigtukus. Toliau pereikime prie procesų. Ir pradėsiu nuo pačio skausmingiausio mano proceso. Tai besiuvinėjant rugsėjo, dar rugpjūčio mėnesio normą, rugsėjo 1 dienom aptikau, kad čia pas mane yra įvelta klaida. Čia yra Longdog sampleris Pandemic. Ir teko išardyti visą šitą apatinę dalį. Tai įdėsiu nuotrauką, kaip atrodė, kai nuardžiau. Išardžiau 5129 kryželius. To paties kampo supratau, kad dabar šiuo momentu negaliu imti, nes tiesiog nervina. Tai tiesiog pratęsiau va čia į viršų šitą motyvą ir šiandien nufotografuosiu darbą, įdėsiu atsiskaitimą. Rugsėjo mėnesio norma buvo 3000 kryželių, tai čia yra 161 kryželių, siuvinėjo vienos spalvos DMC siūlų Twilight, kuris pereina nuo mėlynos per violetinį į juodą. Kai išardžiau, prieš išardant buvo 34,5% darbo, kai išardžiau buvo likę 28% ir dabar šiuo metu yra 32% darbo. Tai iš viso šitam darbe yra 79 224 kryželiai, liko 53 794. Jeigu būčiau neardžius, būtų likę mažiau negu 50 000. Liūdna, bet kai raštas per vieną langelį nesusieina, tai vis tiek būtų tekę ardyti. Ten apeiti neišeis.
Tiek apie jį, siuvinėsiu jį ir toliau. Sekančio, tai yra spalio mėnesio norma bus 500 kryželių, bet galbūt pasiuvinėsiu daugiau, gal jau rasiu jėgų grįžti prie va šito ploto. Kitas mano pajudintas darbas, ir pajudintas jis labai nemažai, yra Marijos Brovko autorinė schema Saulėgrąžos. Tai štai tiek dabar yra. Liko išsiuvinėti štai čia esantį Saulėgrąžos žiedą. Yra įdėtas gabaliukas prieš perkeliant lankelį, kaip atrodo va, ta apatinė visa dalis. Tai po lankelio perkelimo išsiuvinėjau va šitą visą dalį. Tai čia yra išsiuvinėta per šitą mėnesį 4422 kryželiai. Čia yra jau 60 beveik 9% darbo. Viso jame yra 9051 kryželis, liko 2820, naudojama yra 26 spalvos siūlų ir 4 blendai iš jų. Tai blendų nedaug kaip autoriniai schemai ir spalvų sąlyginai nedaug. Siuvinėjau ant šviesiai pilkos spalvos 28 kanto Evo. Planuoju šitą darbą būtinai pabaigti spalį ir artimiausių metų, kadangi reikės rėminti ir dovanot. Tai tiek apie jį. Neblogi rezultatai šito darbo šitam mėnesiui. Kitas mano pajudintas darbas, tai yra mano kanalo pavadinimo siuvinys. Tai jį pasiuvinėjau tik vieną vakarą. Siuvinėjau ant savo dažymo 28 kanto Evo. Pasiuvinėjau štai šitą raidę A. Dar nebaigta jinai, nėra kontūrų, nėra, čia turės būti dar motyvai. Tai va, čia šitų dalykų neišsiuvinėjau. Išsiuvinėta jame yra 152 kryželiai. Viso šitam pavadinime mano kanalo yra 8645 kryželiai, liko 7331 kryželis. Šiuo metu yra truputį daugiau negu 15% darbo, naudojama 18 spalvų ir vienos spalvos karoliukai auksiniai. Tai karoliukus siūsiu pačioj pabaigoje, kai jau bus viskas išsiuvinėta. Kadangi siuvinėjau ant lankelio, tai juos siūsiu pabaigoje. Tiek apie šitą darbą, kai pasiemu labai smagiai einasi, labai lengvai siuvinėjasi, sakyčiau, netgi, aišku, šituose motyvuose kai kur yra 3 kryželiai keičiam spalvytę, bet kažkaip kol kas neerzino. Tiek apie jį. Dar vienas mano pajudintas darbas, tai yra Lietuvos vėliavos kvakeris. Tai jame pasiuvinėjau štai čia geltonais siūlais. Štai šitą dalį buvo iškreitęs šitas darbas Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte burtai. Norma buvo 1500, tai išsiuvinėjau 1907 kryželius. Šiuo metu yra 27,5% darbo ir galvojau gal jį įdėti į kryželis po kryželio kaip antrą darbą, bet buvo labai didelė norma, 3000, tai pagalvojau gal tiek to. Siuvinėjant 35 kanto baltos spalvos Zweigart lino, siuvinėjama yra 3 spalvom, visos 3 jos yra pas mane štai čia, laikomos tiesiog už lankelio apsaugos ir kad visą laiką būtų po ranka.
Tai tiek apie šitą darbą, viso jame yra 45 581 kryželis, liko 32 994. Tai dar pakankamai daug. Dar pajudinau savo svajonių rinkinį, tai yra Dimensions Dollhouse Tea Party. Tai pasiuvinėjau štai šitoje srityje, atradau pirmąjį kampą apatinį, štai šitą. Pasiuvinėjau ir čia šiek tiek viršuje, atsirado mergaitės veidas, nebaigiau tik tai kepurės jai siuvinėti, čia arkliuko dalį pasiuvinėjau, užsiuvinėjau štai šitą arbatinuką su puodeliu. Pajudinau jį tik tai 3 vakarus, tai pasiėmiau paskutinę rugsėjo dieną, vakar ir užvakar jį siuvinėjau, išsiuvinėjau 2599 kryželius ir šiuo metu tai yra beveik 22% darbo. Siuvinėjimasis yra ant 28 kaunto mushroom spalvos Evo, kuris buvo rinkinyje. Siuvinėjama 41 spalvos siūlais ir 3 blendais iš jų. Siuvinėjasi smagiai, gal ne taip greitai kaip norėtųsi, bet iš tikrųjų einasi labai smagiai ir rezultatas mane džiugina. Siuvinėjama kryželiai 3 gijom, kartais pagalvoju, kad gal reikėjo siuvinėti 2. Tada taip nesistumdytų kryželiai, bet rakte nurodyta 3, tai siuvinėju 3. Kas mažai būdinga Dimensions rinkiniams, blendai čia yra 3 gijų ir 4 gijų ir daugiau nėra, nei 1, nei 6, nei 5, niekaip, 3 ir 4 tik tai. Tai viso šitam darbė yra 27 869 kryžiukai. Liko 21 742 kryžiukai. Tai judinsiu jį ir toliau. Buvau pasilgusi šito darbo, paskutinį kartą jį siuvinėjau vasario mėnesį. Tai labai tikiuosi, kad spalį taip pat pavyks jį pajudinti. Labai norėčiau jį dar šiemet net ir pabaigti, ne tik kad pajudinti. Tai jau reikėtų, taip sakant, pasiskubinti, nes liko 3 mėnesiai viso labo iki naujų metų. Na ir paskutinis mano pajudintas darbas. Jau beveik tradicija tapęs parodyti, kad judinu kažką tai iš šitos serijos. Tai yra mano Vdachnovenija firmos drugelis. Štai toks. Tai ką išsiuvinėjau, tai išsiuvinėjau abu šitus sparnus. Šitą pilnai, viršutinio buvo tik tai kontūr. Ir pradėjau kitą sparną ir pasidariau kontūrus ir pradėjau apatinį. Iš viso jame išsiuvinėta dabar yra per rugsėjį tik tai 889 karoliukai, išsiuvinėjama 5 spalvų karoliukais. Gaunasi labai gražiai, gaunasi gerokai gražiau negu tai atrodo paveiksliuke, kaip dažniausiai visi karoliukiniai darbai. Nes karoliukų turbūt darbus labai sunku gražiai nufotografuoti, kad matytųsi jų tikrasis grožis. Tai va. Tiek apie mano procesus ir parodysiu vieną pirkinuką. Tai pirkau iš vienos ukrainietės štai šito rinkinio, štai šito Dimensions rinkinio, kuris yra nebegaminamas, surinktus siūlus. Tai kas įėjo į mano šitą pirkinį, tai įėjo viršelis, schema originali, skenuota greičiausiai ir visi jam išsiuvinėti reikalingi siūlai.
Ilgai medžiojau šitą rinkinį, jeigu kur nors atsiranda pilnai rinkinys, jis yra už nežmoniškus pinigus ir labai greitai dingsta, jau kol aš jį pamatau, jis dažniausiai būna jau nupirktas, o rinkinio šito norėjau ir ieškojau, tai dabar turėsiu siūlus, audinį nusipirksiu pati. Kada pradėsiu, nežinau, reikia apsimažinti truputėlį didelių darbų ir jo labiau, kad dar turiu artimoje ateityje visokių norimų pradėtukų ir kažkada pradėsiu. Norėčiau pabaigti bent jau Dollhouse taip patį prieš jį pradedant. Tiek apie mano rugsėjo mėnesio pasiekimus. Kažkuria prasme šiek tiek tempiau šitą video, nes tikėjausi parodyti dar vieną siuntą, kuri eina iš Amerikos. Yra jau Lietuvoje ir jau net išmuitinta, bet užstabdė paštas. Tai jau tada parodysiu spalio mėnesio pirkinukuose. Tai tiek apie rugsėjį, susitiksime spalį, linkiu jums lygių kryžiukų, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų ir iki kitų susitikimų.